Cinamono skonio bulvių spurgelis su džiovintais vaisiais. Bulves nuplauname, nuskutame ir verdame su grietinėle bei žiupsneliu druskos. Džiovintus vaisius nuplauname, supjaustome dideliais kubeliais. Dedame į prikaistuvį. Įpilame baltojo romo, truputėlį vandens, įdedame medaus, citrinos žievelės ir verdame, kol suminkštės vaisiai bei išgaruos alkoholis. Kol verda vaisiai, išvirtas bulves šiek tiek atvėsiname. Pertriname trintuve, dedame miltus, kiaušinių trynius, tarkuoto džiugo sūrio, malto muskato riešuto ir užmaišome spurgų masę. Pabarstome miltų, formuojame mažas spurgeles. Kepame grūzdintuvėje arba keptuvėje aukštais kraštais 6-8 minutės. Iškeptas spurgeles, kol karštos, apibarstome cinamono, cukraus mišiniu. Pats laikas gaminti vyšnių padažą, kuris sušildys jūs šaltais vakarais. Į puodą dedame šaldytų ir džiovintų vyšnių. Užpilame raudono vynu, pakaitiname iki virimo, dedame prieskonius. Kai užvirs, tiršiname krakmolų, ištirpintų šaltame vandenyje. Į lėkštę šalia virtų vaisių dedame keletą spurgelių ir pagardiname karštų vyšnių padažu. Dekoruojame mėtų lapeliais.